Sveiki žiūrovai, įsirengiau pagaliau valtį ir valtį nusipirkus, kaip sakoma, neužtenka tik tai užsidėti variklį ir dar, ta prasme, įsirengti vidų. Reikia kažkur ir susidėti įrangą, susidėti meškeres. Iš tam reikalą aš naudoju viskas, tik tai ir blazą, ir naudojau apie 5 metai prieš tai buvusiose valtyse. Taip pačiai likau prie šios firmos ir šioje valtyje. Ir dabar parodysim, kodėl aš juos naudoju, kodėl pasirinkau, kodėl man tai yra taip patogu. Nu, kaip pavyzdys, mano valtis yra pigesnio varianto, jo nėra vadinama falšborto. Falšbortas, kad nežinot, gal kažkas, tai čia yra va toks griovelis įleistas, prie kurio galima prikabinti laikikliukus ir po visą valtį stumdyti. Nu, šioje vietoje nėra, čia yra, kaip sakoma, padaryta galima, bet malonumas nepigus. Tai yra begalė visokių sprendinių, kaip pavyzdžiui, man labai patiko šitas sprendinys. Va tokia plokštė, žiūrėkit, ant kurios mes galim sumontuoti echolotus. Jinai sukiojasi. Patys echolotai sukiojasi. Jeigu jums netinka šitoj vietoj, kaip pavyzdys, kad jinai stovi, nusiėmam, galime ją persinešti, čia užsidėti, ant kitos bazės, ant šitos bazės, ant trečios. Čia priklauso, kokią žuvį gaudot. Esmė, kodėl aš dabar dariau šitą plokštę. Toks dalykas yra kaip, jeigu aš gaudyčiau tik tai spinningu, nedėčiau net jos, dėčiau tiesiai ant bazės ir nesukčiau galvos. Bet kadangi gaudau ne tik spinningo, o tenka ir ceriau pagaudyti, ir karšių pasėdėti. Echoloto kartais reikia ir kitose vietose, kad būtų patogu. Todėl tokią pasidariau ir galima persinešinėti. Visą valtį kažkas juokėsi, sako, pas tave jinai piežys, apsidėjau, kadangi nėra to falšborto, apsidėjau, būtent tokiom bazėm. Pasižiūrėkit iš arčiau. Čia užsidėjau, čia užsidėjau ir priekį visur. Ir esmė, ką mes galim daryti, mes, kaip sakoma, vieno rankos mygtuko paspaudimu, paprasčiausiai atsegėm, įsistatėm, užsistatėm. Nepatinka čia, atsisegėm, įsistatėm, kitur įsistatėm. Na kągi, dabar greitai apsibėgsim aplink valtį, būtent ką aš čia dar pasidariau. Taigi, meškerių laikiklį. Prisisukom čia, visi pratė čia prisisuk, bet mes kažkaip sugalvojom ant šono, nes labai patogu. Kaip tik vietos neužima, sėdėt gerai ir šone niekam netrukdys plaukiant. Tai vienas toks sprendinys. Kitas sprendinys meškerių laikiklis. Siūlė visokių variantų, bet man patiko šitas, kuo labai gerai telpa čia 4 arba netgi 5 meškerės pilnumoj. Guma tempėsi, žiūrėkit, įsistatėm, užsidėjom, užsifiksuoja. Viskas. Jūsų spinningai niekur nepabėgs. Galit gazuoti, lėkti per bangas, taip toliau. Ir jos niekam netrukdo. Šalia bortuko stovi. Liuksiškinis variantas. Toliau ką dar yra ryblaza? Turi visokių bazių velkiavimui. Ką aš noriu pasakyti, kad sprendinių visokiem įgyvendinimam, ką norit valti, tikrai labai daug prigalvota ir ne vienas. Netgi tam echolotai pačiam yra bazės, žiūrėkit, būtent pagal modelį, kurios prisisega dedasi. Tai yra labai gerai, nes, sakau, nesam prie nieko pririšti. Nusiėmiau, nepatinka čia man echolotas, užsidėsiu ten, gal draugui bus geriau. Kame yra. Ir sakau, viskas greitai, patogiai ir paprastai. Ką mes dar užsidėjom? Laikiklis yra. GPS inkarui irgi labai geras dalykas. Tam, kad per bangas plaukiant nesidaužytų, jisai nieko neatsitiktų. Lempą įsidėjom, jeigu naktį grįžinėsim, kad būtume matomi. Nes to reikia. Dar galvojom įsidėti vieną lempą. Šviestuvą, bet dar nedaėjo iki to rankos. Žiūrėkit, kolonėliai JBL labai gerai. Čia sakau, šitie podeliai, tai kaip mes sakom, alui, kavai, arbatai. Nu kam nori, čia viskas dedas. Netgi kai gaudėm seliavas, meškerytė, taip. Čia joks jokais, bet įsistatai meškerytę. Išsitrauki, žeminė. Makt ir stavė. Liuks. Ką daugiau, čia daugiau. Kaip gal ir viskas. Daiktas patikrintas, geras, tiks patiks ir tarnaus jums ilgai. Neižvino visiems.